Sveiki, brangus klausytojai. Su jumis Aušra ir podkastas 5 minutės. Sodomos likimas. Abraomas priėjo arčiau ir tarė: Argi iš tikrųjų kartu su nedorėliu pražudysi teisųjį? Ne tavo būdas daryti tokį dalyką, žudyti teisųjį kartu su nedorėliu ir padaryti teisųjį lygų nedorėliui. Tai ne tavo būdas. Argi tas, kuris yra visos žemės teisėjas, nesielgs teisingai? Pradžios knygos 18 skyriaus 23 ir 25 eilutės. Abraomas pagerbė Dievą ir Dievas pagerbė jį, papasakodamas jam apie savo planus ir ketinimus. Ar aš nuslėpsiu nuo Abraomo tai, ką aš darau? Sakė Viešpats. Tikėjimo vyras meldėsi už Sodomos gyventojus. Kartą jis juos išgelbėjo kardu, dabar jis stengiasi gelbėti malda. Jis maldavo su gilia pagarba ir nusižeminimu. Pats, būdamas nusidėjėlis, meldėsi už nusidėjėlius. Visi, kurie artinasi prie Dievo, turi turėti tokią dvasią. Tačiau Abraomas parodė pasitikėjimą vaiko, kalbančio su mylimu tėvu. Jis prisiartino prie dangiško žinianešio ir karštai meldėsi dėl savo prašymo. Nors Lotas ir tapo Sodomos gyventoju, tačiau jis nedalyvavo jos gyventojų nuodėmėse. Abraomas galvojo, kad tokiame dideliame mieste turėtų būti daugiau tikrojo Dievo garbintojų. Abraomas į Dievą kreipėsi ne vieną, bet daug kartų. Matydamas, kaip jo prašymai yra patenkinami, jis tapo drąsesnis ir tęsė tol, kol gavo užtikrinimą, kad miesto bus pasigailėta, jei jame bus rasta net ir 10 teisiųjų. Meilė žūstančioms sieloms įkvėpė Abraomo maldą. Bjaurėdamasis pasaulietiško miesto nuodėmėmis, jis troško, kad nusidėjėliai būtų išgelbėti. Abraomo gilus susidomėjimas Sodoma rodo, kokį susirūpinimą mes turime jausti dėl neatgailaujančiųjų. Mes turime neapkęsti nuodėmės, bet užjausti ir mylėti nusidėjėlį. Brangus klausytojai, visur aplink mus yra sielų, einančių į pražūtį, tokią beviltišką ir baisę, kokios laukia Sodoma. Kiekvieną dieną kam nors baigėsi išgelbėjimui skirtas laikas. Kiekvieną valandą kas nors peržengia ribą, kur malonė nebegali jų pasiekti, o kur yra balsai, perspėjantis ir maldaujantis, prašantis nusidėjėlio bėgti nuo jo laukiančios pražūties. Kur yra ištiestos rankos, traukiančios jį iš mirties? Kur yra tie, kurie su nusižeminimu ir neblėstančiu tikėjimu meldžiasi Dievui už jį? Su jumis buvo podkastas 5 minutės ir Aušra.